Šios kadencijos Europos parlamente nekartą esame svarstę kailinių žvėrelių situaciją. Ir visada būdavo balsuojama, kad tokia veikla būtų galima ir iš komisijos ateinantys pasiūlymai taip pat niekad nebuvo susiję su draudimu auginimu. Nes kailinių žvėrelių auginimas yra viena iš tokių žiedinės ekonomikos pavyzdžių, kada įvairios atliekos gamyboje yra suvartojamos būtent auginimo procese. Iš tikrųjų, man teko lankytis ne vienoje kailinių žvėrelių ir ne tik kailinių žvėrelių fermoje. Turiu pasidžiaugti, kad ypatingai Lietuvos kailinių žvėrelių augintojai labai tvarkingai prižiūri savo augintinius, savo fermas. Ten nėra nei tokių pašalinių, labai dėlių kvapų, nei taršos ir iš tikrųjų galima būti tam tikras pavyzdys kitom šalim. Mada daro iš tikrųjų didžiulį poveikį aplinkos taršai. Pietų Amerikoje, tiek Afrikoje aš mačiau tuos didžiulius šiukšlynus, kuriuome sintetinėmis medžiagomis užversti didžiausi kalnai. Mums būtų gera pereiti į tokią lėtesnę mados tempą, kada panaudotas rūbas galėtų vėl būti naudojamas. Kailis yra viena iš tų medžiagų, kuri iš tikrųjų labai tinkama perdirbimui ir po ilgo laiko vartojimo.